pakankamai sunkios iš tikrųjų. Įtemptos tas rungtynės taškas į tašką praktiškai eiga buvo. Susitiko lygos lyderė, ne? Vieni iš favoritų sakyk, pritarina papildomas įtampos tas faktas šioms rungtynės. Ne, gal ne. Į kiekvienas rungtynės einam kiek įmanoma daugiau susikaupę, kad ten žinojom, kad pagrindiniai iš konkurentų stengiamės kovoti, konkurentai taip pat. Sakykime, kodėl taip permainingai vyko rungtynės? Tai kolegija išsiveržo į priekį, tai finalas įsivykas tą lėmį. Tiesiog momentais vieni geriau sužaisdavo, gal geriau pataikydavom. Mūsų komanda gal konkrečiau žaidė, nes iš paprastų situacijų, iš po krepšio labai daug metimų prametė, jiem pakrito tritaškai metimai pirmoji daly, antroji daly prasčiau jiem. Tai manau, gal tas ir įtakojo. Kaip manai, kada rungtynių lūžius, manau, gal antroji daly, trečiam kėliny vidury. Gal mes kiek pradėjom greitesnį krepšinį žaist, varžovai prametė keletą tritaškių, taip ir gaus. Pritrūko labiausiai komandinio žaidimo, nes žaidėm po vieną ir tiesiog nepataikėm tritaškių žaisdami po vieną, neprasiveržėm, daug klydom pradžioje ir tas nulėmė rezultatą. O kodėl dar nepavyko to kamuolio pasidaryti? Nežinau, iš tikrųjų, kas nutiko. Akcentavom prieš varžybas, kad stengiamės visi dalintis, kiusyti tą kamuolį, ypač iš tritaškių linijos, bet kažkaip nepavyko. Tai tą ir taisytume, kad reikia dalintis kamuolį daugiau. Ir manau, susikoncentruoti į visą kovoje, gynyboje dėl kamuolių, nes leidom varžovom atkovoti labai daug po mūsų krepšių. O sakyta, šios rungtynės buvo tarsi lyderių mačas ir vienas centrinis susitikimas, tai per visą mėnesį ir kaip papildomai ruošėte šiom rungtynėm? Papildomai nesiruošėm, tiesiog aš grįžau iš Kauno, Vytautas grįžo iš Kauno. Irgi mokausi šiuo metu sesiją, mažai sportavęs, Vytautas irgi grįžo iš Slovakijos, buvo slidinėti nesportavęs visą savaitę, tai gal tas irgi atsiliepė. Kaip vertinat savo komandos tikslus išlikti tarp pirmų ketvirtų vietų? Aš tikiu savo komandą ir manau, kad išliksim ketvirtą, tikrai tikiuosi būsim. Pirmiausia, patekti reikia jau, nežinau, gal užsitikrinom kitame etape vietą, bet reikia siekti kuo daugiau pergalių likusioje sezono daly ir ruoštis atkrintamosiams. Sakai, koks jausmas Matiesas, išties galinga aplink Senės komandą? Neblogas jausmas, stipri komanda, susižaidė daug metų kartu, visai smagu. Sakykime, bet koks buvo akcentas prieš šias rungtynes? Niekur nebijot, žaisti savo žaidimą, neskubėti niekur, pabėgus protingai žaisti ir tiek. Sakykit, tos permainingos rungtynės aplink Senės ir jūs šiek tiek keitėtės komandų, ne? Tačiau čia kaip minėtas galutinis spurtas, ne? Ir kas lėmė tokią gerą rungtynių atkarpą? Gera gynyba gal pradžių trečių kėlinių, trečias kėlinys ir per trečią ir pabėgus. Sienos ar galutinį? Ne, aš žinau, nieko nekeitėm. Puolimą gal ten labiau. 30 taškų praleidom antroji pusė, tai manau neblogai. Sakykit, dabar kol kas žaidimus mano mokyklos komanda nėra pralaimėjusi nei kartą. Sakykit, kaip toliau žiūrėti artėjančias kovas? Laimėti, kuo daugiau varžybų, išeiti į finalą, stengtis ten, užbaigti mokyklą gerai, pergalę. Tokie ir tikslai mums. Ernestas, sakyk, kokios tavo šios rungtynės? Painus geros, komanda puikiai sužaidė. Gerai atakavom puolime ir gynyboje, apsigynim gerai. Sakyčiau, labai solidžios rungtynės. Sakyk, kas tavo manymu labiausiai lėmė tokį gerą jūsų komandų žaidimą? Tai pirmas dalykas yra susižaidimas, vienas kito palaikymas ir tiesiog pasitikėjimas savo jėgom, kai kiti palaiko. Sakyk, šiandien išrašė ne vieną bloką vyrukų, kurio galbūt prisibijo visi Valdos aikštelėje Paulius Mazaitis. Sakyk, koks jausmas? Tiesiog geras jausmas. Paulius Mazaitis tikrai geras žaidėjas, aukštas, sunku nublokuoti tikrai, bet kai išeina, tai tikrai pasidžiavimas su tavim gaunasi. Sakyk, kaip komanda užveda tokie dalykai, tokie momentai? Tai parodo, kad galima viską padaryti, tai tiesiog duoda savo pasitikėjimų. Žaidimus Sporto mokyklos jaunystės komanda nei kartą dar nėra pralaimėjusi. Sakyk, kaip žiūri dabar į ateities kovas, kokiom nuotaikom eina toliau? Norim
visas varžybas laimėti ir laimėti visą čempionatą, tikimės.